Šitos komunija Lukui tik tai. Dėl komunijos, taip. Bet tik Lukui, ne Pijui. O čia parašyta ir Lukas, ir Pijus. Na, gal kunigas Aldonas ką nors supainiojo. Sakykite, kelintai valandai yra jūsų susitikimas? Šį sekmadienį. Aš žinau, kad šį sekmadienį, taip. Šį sekmadienį 9:30 yra. Bet čia pas kunigą Aldoną, taip? Aš manau, kad taip, bet ten visa grupė. Taip, žinoma, visa grupė. Tiesiog aš ką norėjau jums pasakyti, tai kad tiesiog šį sekmadienį mes dėja, bet negalėsime priimti vaikučių. Ir man labai gaila, kad taip susiklostė. Tiesiog šiuo metu savivaldybės būtent tarnautojai tuo metu būtent turės užsakomasias didžiulės mišias ir galbūt galėtume mes atkelti šią didžiulę šventę, pirmąją komuniją į kitą sekmadienį. Kitą sekmadienį. Tai aš manau, kad jeigu visi sutinka, tai ir mes sutinkam, nėra kur dingt. Na, daug kas nesutinka iš tiesų, tačiau tiesiog nėra kur dingti, tiesą sakot. Jūsų šventenybė, aš girdėjau, kad jūs... Aš labai atsiprašau vieną sekundę, jeigu galite. Taip, klausau. Aš girdėjau, kad jūs kitą sekmadienį norėtumėt perkelti. Deja, jūs pasižiūrėkite į lapą ir ten yra dar užpildyta. Tai dabar atsilaisvina tik tai birželio 25 dieną būtų laisva vieta. Birželio 25. Taip, birželio 25. Aš supratau. Taip, birželio 25. Gerai, dėkuoju. Viskas. Sakykite, Rasa, ar jums tiktų birželio 25? Jau su birželio 25 tai labai sudėtingai gaunasi. O kasgi tą dieną? Mes kaip tik jau būtum išvažiavę į kelionę, jau planavom būti išvažiavę. Tai, o dabar, o kaip yra su kita grupė situacija? Na, matot, langas mūsų atsidaro tik tai 25 dieną, tai ar jūs norėtumėt, kad mes prijungtume jūsų vaikučius prie kitų? Nes aš galėčiau dar jūsų prijungti nes aš matau, kad čia po poros savaičių, berods 22 dieną bus kaip tik pas tėvą Kšištofą bus su lenkiukais galima būtų. Tiesa, bus lenkų kalba viskas. Oho. Dabar mes turėtumėm staigiai turbūt ir atsakyti apie tai, ar ne? Na, gerai būtų. Gerai būtų. Ar jūs turbūt minutėlę galėtumėt luktelt, aš vyrui porą žodžių pasakysiu, pažiūrėsiu, ką jis galvoja. Žinoma, pabandykime taip. Tėve. Sekmadienį neišeina, pirmą komuniją, ar galim kelti 22 dieną lenkų kalbą? Norėjau pasakyti, kad gal jūs galėtumėt. Kaip lenkų kalba? Lenkų kalba yra tenais vieta, bus pirma komunija, bet lenkų kalba jau. 25 dieną. Ir žemė. Nes čia kažkokius... Lenkiškai Aš turiu išvažiuoti. O lenkų kalba? Aš nenoriu birželio, paskui birželio. Tai ko aš jau kunigas? Ką? Kad žiūrėt. Tai ko aš kunigas visai lenkiškai? 22? Jeigu žiūrėt. Tarės dabar. Aš nežinau. 20... Alio? Taip. 22 gegužės būtų lenkų kalba viskas, ar ne? Taip, žinoma. Nes mes turbūt ne 25 birželio, tai nelabai sakau, išeis pakeis kažką. Tai gal tada... Tiesiog 22 dieną tada viskas būtų tik tai tiek, kad lenkiškai, bet šiaipgi. Tik tiek, kad lenkiškai ir mes vieni turbūt, ar ne? Ne vieni, tenais vaikų tai bus daug. Žinotgi, dievulis visom kalbom supranta. Tai, o kelintą valandą būtų 22 dieną? Ten bus, tuoj palaukit, pažiūrėsiu. Taip, tenais bus ryte 11 valandą. Ai, 11 valandą. 11 valandą. O vaikučiai ten lenkučiai bus?
Taip, pagrindė lenkučiai. Pagrindė lenkučiai, ar ne? O iš mūsų grupės nežino, dar kažkas prisijungs ar nelabai. Neaišku dar turbūt, ar ne? Aš manau, kad vis tiek kas nors prisijungs. Vis kažkaip norėtus jau draugė, mes čia taip visai draugavom. Taip, žinoma. Ir pasirašymas visas tas vyko kartu. Jo. O sakykite, tenais dabar ta kita, pirmos komunijos kita grupelė, o kaip jiems su laiku irgi nukeliama yra? Taip, ten visa diena bus skiriama savivaldybei. Ne, bet bus... Tokie mūsų rėmėjai yra ir jie didžiausi mecenatai ir mes tiesiog negalėjome jiems atsakyti. Aš suprantu, bet ta prasme, kad ta kita grupelė pirmos komunijos eina visai kitą dieną, man rodo, gegužės kažkur apie 20 irgi, jeigu neklystu. Apie 20 dieną norėtumėte, ne? Jie ten, ta prasme, kad iš čia jėzuitų bažnyčia eina jie, kita grupė mūsų. Ten aš dabar neatsimenu vyras. Kas čia pas jūs? Čia su linija trukdžia ar kas? O, ryšys trūkinėja labai. Ar galėčiau šiandien perskambinti? Palaukit sekundę, pasiklausom dar tų trukdžių. Zip FM jungiasi. O, žiūrėkit, čia gali būti, kad radio stotis Zip FM skambina. Labas vakaras. Panelė Rasa, radistai su jumis. Ačiū. Labą vakarą. Justinas Jankevičius ir Jonas Nainys skambina jums. Jūsų draugas Uosis paprašė, kad mes paskambintumėm ir pasveikintumėm jūs su didelė švente pirmąją komuniją šį sekmadienį. Ir šiek tiek streso įvaryt jums į galvelę. Viskas yra jaukų forma, nepriimkit už rimtą. Uosis tiesiog norėjo, sako, tiek problemų ten turi ir sako, dar šiek tiek pakaikinkit. Tiesiog, kad, sako, mano sesiai streso gyvenime trūksta, vat sako, padėkite jai su šito klausimu. Rasa, ar gyvi? Gyvi. Tai nei lenkučių vaikučių, nei datos kitos nebus, viskas kaip suplanuota, taip ir bus. Aha. Gerų krikštynų. Ne krikštynų, pirmos komunijos. Linkėjimai Lukui ir Pijui. Jo, ačiū. Iki. Ikiu, kad... Dėksi pragarė. Oi, tai jau tikėk tu manęs.